ką tavo pabaigai? Jo, aš tada apie gamybą. Iš tikrųjų, kad tiekėjas galiausiai parduotų vartotojui ir jam reikia tą elektros energiją nusipirkti. Aš papasakosiu dabar apie prekybos elektros energiją būdus, ką tiekėjai gali daryti. Šiaip prekyba elektros energija vyksta kiekvieną dieną, skaitant savaitgalių, švenčių dienas, kiekvienai valandai, nes elektra vartojama nuolatos. Tai nėra pertrauka, tai prekyba vyksta nuolatos. Ir likus 2 dienom iki operatyvinės dienos, operatyvinės valandos, kada vyksta reali gamyba ir vartojimas, kai lieka 2 dienos, tada tiekėjai gali susiderinti tarpusavio kontraktus, dvišalius. Susiderinti kiekius, kiek vienas kitam priduoda, jos tada priduoda pas man biržą ir mes juos užregistruojame. Likus 1 dienai, tada tiekėjas eina į biržą ir perka trūkstamus kiekius biržai, kad susidėliotų visą savo poreikį kiekvienai valandai. Na ir 11 valandą užsidaro vartai priėmimo pavedimo, tada skaičiuojamas kainos, kažkur tai 2:30 skelbiami rezultatai, jau kaip ir tiekėjas tada jau nebeturi įrankių ką padaryti. Dar po biržos turim tokią pobiržinę sesiją, kur dar gali kiekis persimainyti, bet realiai dienos pabaigoje tiekėjas turi pasakyti, ką jis darys, kiekvieną valandą rytdienų, iš ko pirks, kiek vartos, kiek gamins, kur parduos. Ir visą tą informaciją pateikia Litgridui. Litgridas tada operatyviniu momentu tvarko visą sistemą. Tai yra, kad visada būtų tie gamybos ir vartojimo balansai. Žiūri, jeigu kas nors blogai suprognozavo, blogai nukrypo, atsijungė kas nors, tai žodžiu, tvarko, kad visada viskas būtų balansai. Jeigu per daug elektros, automatiškai kyla dažnis ir gali būti blogai. Jeigu per mažai, atitinkamai irgi gali užgesti kažkas. Tai yra iš gamybos pusės vykdomas reguliavimo aukcionas. Mūsų Lietuvos gamintojai privalo pateikti pavedimus, už kiek pinigų jie pasirengę didinti arba mažinti savo generaciją nuo tos suplanuotos ribos. Ir realių momentų Litgridas tada vadovaujasi šituo. Vartotojai irgi gali, jeigu yra lankstus, pateikti savo kilimo arba leidimosi kainas, už kiek jie pasirengę daugiau vartoti arba mažiau. Yra galimybė per kitus perdavimo sistemos operatorius pasimti iš kitų valstybių, jeigu trūksta, irgi yra kontraktai. Na, o blogiausia atveju yra vartotojo atjungimo planas. Tai yra, jeigu trūksta iš tikrųjų elektros, yra numatyti planai, ką reikia pirmiausia atjungti, kad išlaikyti sistemą tvarkoj. Na ir po mėnesio pabaigoje apskaitoma, kas blogai kažką tai susiplanavo ir kas kiek kam skolingi per tą realus momentą neatitikimų. Tai aš čia dar paskui papasakosiu detaliau. Tai kalbant apie tą pirmąją dalį, tai yra grinai pačią prekybą elektros energiją, nenueinant iki jau reguliavimo momento. Tai prekyba galima 3 būdais. Tiesiogiai susitarti tarp gamintojo ir tiekėjo, sudaryti kontraktą. Galima prekiauti biržai, šitie būdai apima prekybą biržai, bet biržai galima teikti pavedimus, kad, tarkim, jeigu aš esu gamintojas, aš žinau savo savikainą ir aš pasakau, kad jeigu kaina viršys tam tikrą kainą, aš pasirengęs gaminti. Ir jeigu elektros biržai susiformuoja didesnė kaina už mano pasiūlymą, aš automatiškai esu pardavęs. Jeigu mažesnė, aš neparduodu. Ir yra kiti sandoriai, kurie kaip ir realizuoja fiksuotas kainas per biržą. Tai yra du tiekėjai susitarė dėl fiksuotų kainų ir paskui vienas kitam dengia kainų skirtumą. Ten dar irgi vieną skaidrę turiu. Dėl to čia apie kainodarą biržai. Žodžiu, mes 11 valandą, kai užsidaro vartai, visus gautus pavedimus sudėliojam į pasiūlos ir paklausos kreivės kainų didėjimo tvarka. Ir ten, kur yra šitų kreivių suskirtimo taškas, ten nustatoma kaina ir kiekis tos dienos prekybų. Kiekvienos dienos ir valandos rezultatus galite mūsų tinklapį pamatyti. Ir visi pirkėjai ir pardavėjai gauna vienodą kainą. Anksčiau, tarkim, iki 2010 metų buvo kitokio principo aukcionas, kur gamintojai teikdavo pavedimus
ir jie gaudavo tą kainą, kurią pasakydavo. O dabar, tarkim, gamintojas pasako, kad mano savikaina yra 10 centų, aš pasirengęs parduoti, jeigu kaina viršys 10,5 centų. Jeigu kaina buvo 113 centų, jisai ir gaus 13 centų. Čia toks principas kainodaro. Ir kaip matot, yra dviejų tipų tie pavedimai. Vieni yra kaina neformuojantis pavedimai, štai čia ir štai čia. Jų savininkai sako, kad aš pasirengęs pirkti prie bet kokių kainų. Visam kainų diapazone aš pirksiu arba visam kainų diapazone aš parduosiu. Ir yra kaina formuojantis sandoriai, tai yra tie, kurie pasako, kad jeigu kaina bus didesnė, kaip aš kažką darysiu. Ten pirksiu daugiau, parduosiu mažiau, ten dar kažką. Tada antra funkcija, kurią mes vykdom biržoje, tai yra pralaidumų optimizavimas. Kadangi Lietuvos tarpsisteminės linijos nėra begalinės, Litgridas kiekvieną dieną skaičiuoja ir mums pateikia skaičius, kiek galima importuoti elektros energijos iš užsienio valstybių. Yra taisyklėse numatyta, kad visas importas ir eksportas turi eiti per elektros biržą. Ką mes darom? Mes surinkom visus pavedimus, iš Litgrido gaunam skaičių, kaip pavyzdys Lietuva, Baltarusija, mums pasako 650 MW, daugiau linijos neleidžia. Tada mes sugrupuojam visus pavedimus, kainos prioriteto tvarka, paskaičiuojam, kiek turim pavedimų dydį ir matom, neužtenka. Nori žmonės importuoti 900, o turim tik 650. Tada kainos prioriteto tvarka mes atribuojam pačius brangiausius pasiūlymus ir leidžiam juos į biržą kainos skaičiavimą. Dar viena funkcija. Tada grįžtant prie to kompensacijų, to trečio būdo prekybos, kai prekiaujama biržai, bet viens kitam atsiskaitoma fiksuota kaina. Tai žodžiu, įsivaizduokit, yra importuotojas ir yra, bet tai balansavimo energijos tiekėjas. Žodžiu, pirkėjas Lietuvoje, kuris turi vartotojus ar kitiem poreikiam perka elektros energiją. Jie susiderino dėl fiksuotos kainos 15 centų. Jeigu jie eitų abudu į biržą, gauna abudu biržos kainą. Tarkim, abudu eina į biržą, gauna biržos kainą, biržos kaina 21 centų, bet jie tarėsi ant 15 centų. Yra tas kompensacinis mechanizmas, kurio būdu vienas kitam jie grąžina tą kainų skirtumą, tai yra 6 centus. Kad bendroje sumoje importuotojas parduoda į biržą, nes toks reikalavimas, šitas tiekėjas perka iš biržos, bet jie turi susidarę šitą kontraktą, kurio būdu užfiksuoja kainą savo prekybą. Čia viskas aišku. Atitinkamai, jeigu kaina būtų mažesnė, tarkim 12 centų, tai tada kompensavimas vyktų į kitą pusę. Tai yra, importuotojas pardavė, gavo 12, turėjo gauti 15, tai tada pirkėjas jam dar 3 centus grąžino tą kompensaciją. Šiandien šitas kompensacinis mechanizmas vyksta, kai dvi šalis, du prekybininkai, jie pažįsta vienas kitą, susitarė, atėjo pas mus, deklaruoja kainas ir mes vykdom užskaitą šitų dalykų. Dabar vystom ilgalaikių kontraktų rinką, kurios esmė būtų paleisti į rinką grinai šitą mechanizmą, kad bet kas galėtų teikti pavedimus, už kiek jie pasirengę fiksuoti kainą, kad nereiktų pažinoti vienai šaliai kitos šalies, kad sudaryti tokį kainos fiksavimo kontraktą. Čia šįmet gali būti naujovė.